Ar jums tikrai reikia daryti tempimo pratimus? Testuodamas žmonės supratau, kad daugelis mūsų galvoja, kad visi žmonės turi daryti tempimo pratimus. Tačiau tai nėra tiesa. Ne visiems žmonėms reikia ir juo labiau ne visoms vietoms žmonėms reikia daryti tempimo pratimus, nes pamatysite, kad kai kurie iš jūsų turi pakankamą judesį sąnaryje. Pakalbėsim apie 3 skirtingus sąnarius, tai pirmą pakalbėkim apie čiurną. Tai vienas iš testų, kurį aš naudoju, tai kaip matote filmuotoje medžiagoje dabar, kiek žmogus gali atitraukti pėdą nuo sienos ir su keliu pasiekti sieną, neatkeliant kulno. Siekiamybė yra 12 cm. Galima tai padaryti su telefonu, pavyzdžiui, kada uždedate telefoną ir matuojate laipsnius, tai minimumas yra, ką noriu matyti, tai yra 37 laipsniai. Antras yra pečiai. Tai ar jūs galite suliesti už nugaros savo rankas taip ir kitą pusę, ko nenoriu, matote, man sudėtinga. Ko nenoriu matyti, tai kad jūs ropotumėt nugarą taip, stengtumėtės kuo daugiau iškeltą ranką. Tai turi būti aktyvus judesys be jokio ropojimo ant nugaros. Tai dar vienas testas, kurį galite padaryti namuose ir pasižiūrėti, ar jūs turite užtektiną ar per didelį ar per mažą, sakykime, tą lankstumą. Neįtilpau į kadrą, dėl to reikėjo perdaryti šitą trečiąjį testą. Tai trečiasis testas yra toks, kada mes turim pakelti kelį taip, kad jis būtų sulygiuotas su klubu ir kada mes jį pakeliame, reikia pasukti pėdą į vieną pusę, kiek tik eina, ir į kitą pusę. Tai va tą į išorinę rotaciją mes norime matyti apie 45 laipsnius ir į vidinę, kada šlaunis sukasi į vidų, norime matyti 30. Ir jeigu negalite pasukti šlaunies į vieną ar į kitą pusę, tai labai tikėtina jums trūksta lankstumo. Tačiau gali būti, kad jums trūksta jėgos, bet apie tai bus sekantį kartą. Tai pateikiu labai paprastai, bet tai nereiškia, kad jūs esate 100% turintis tą judesį, kiek užtenka tame sąnaryje. Tik noriu parodyti, kaip ir matote filmuotose medžiagose, kurioje dabar aš pateikiu, kad kartais žmonės turi tikrai per didelį lankstumą ir jiems daugiau nereikia daryti tempimo pratimų. Ką dažnai žmonėm paaiškinu, tai kad pavyzdžiui, jeigu jūs turite, sakykime, turite tiek lankstumo ir tik tais tiek jėgos, tai reiškia, kad čia yra nekontroliuojamas plotas. Tai čia yra jūsų traumos tikimybė, kad jeigu mes turime labai daug lankstumo mūsų kūne, mūsų sąnariuose ir raiščiuose ir turim tik tais tiek kontrolės, tai visa šita vieta, pažymėsiu kitą spalvą, ji yra mūsų traumos tikimybė. Mes norim padidinti mūsų jėgą tam arba stabilumą, kad mūsų jėga ir lankstumas būtų šiek tiek arčiau vienas kito. Tai būtent tai mokslas įrodo, kad didelį judesio amplitudė, tai didelis lankstumas gali padidinti traumos riziką. Kitais atvejais gali būti atvirkščiai, kad pavyzdžiui žmogus nėra toksai lankstus, bet yra labai stiprus. Tai reiškia, kad turi per visą tą lankstumą, turi savo jėgą ir net daugiau turi tos jėgos. Tai reiškia, kad tokiam žmogui mes daugiau akcentuotume lankstumo pratimus, tam, kad žmogus būtų sveikas, o ne jėgos pratimus, nes žmogus ir taip yra labai stiprus. Tačiau, jeigu jūs esate šitoj vietoj, kada jūs esate labai lankstus ir mažiau, sakykime, stabilus, ar stiprus, ar stipri, nesvarbu, apie ką kalbėsime, tai tokiems žmonėms aš rekomenduočiau daryti mažiau tempimų pratimų ir daugiau jėgos pratimų. Tai dažnai žmonės galvoja, kad joga ir pilatesas yra tik tais tempimų pratimai. Ne, priklausomai nuo kokios srities, į kokios srities joga einat ar į kokios srities pilatesą einat, nors dažnai ten bus akcentuojamos didelės judesio amplitudės, tačiau galite rasti taip tokios variantus, kad bus akcentuojamas ir jėgos elementas. Tačiau pagal nutylėjimą dažniausiai bus akcentuojama daugiau tempimo pratimai. Dėl to rekomenduočiau kažkokias kitas sporto šakas ar sporto užsiėmimus, grupinius užsiėmimus lankyti, kad jūs akcentuotumėt stabilumą. Ir stabilumo akcentuotumėte jėgą. Ką turiu omeny sakydama stabilumą? Kad jūs pats ar pati kontroliuotumėt savo kūną. Tai kad neįstatytumėt žmogaus arba pats savęs
į treniruoklius ir darytumėt judesius tik tais treniruokliais. Kai kuriais atvejais tai gali būti naudinga, tačiau šiuo atveju aš jums nerekomenduočiau. Ir kitas dalykas, tai kad jūs netliktumėt judesių pilnomis amplitudėmis. Tai pavyzdžiui, jeigu jūsų keliai persilenkia į kitą pusę, tai kad atsistodami jūs neužrakintumėt, neištiestumėt pilnai tų kelių. Arba jeigu ištiesėte rankas ir jūsų alkūnės, mano atveju taip nėra, bet jūsų alkūnės persilenkia į kitą pusę, tai kad jūs tada nepadarytumėt tokių judesių, kad net alkūnės persilenktų į kitą pusę. Tai tą turiu omeny sakydamas, kad reikia kontroliuoti judesio amplitudės. Ir žinoma, tai yra tik tais mano nuomonė, jūs turite kreiptis į specialistą, kuris jūs pratestuotų ir jums pasakytų, ar jums tikrai reikia daryti tempimo pratimus, o gal kažkurioms vietoms nereikia. Dėl to aš pateikiu savo rekomendacijas, kad jūs šiek tiek pagalvotumėt, kad ne visiems žmonėms reikia daryti tempimo pratimus. Ir dažnai būna vyresnio amžiaus moterys, kad joms nėra tiek daug naudos darant dar daugiau tempimo pratimų, tačiau joms yra daugiau naudos akcentuojant, kaip minėjau, stabilumą ir jėgą. Ir tai yra labai susijęs su kaulų retėjimu, su osteoporozės, sakykime, mažinimu, su gydymu osteoporozės. Ir galiausiai tai jūs turite suprasti, kad reikia pažiūrėti į savo kūną, ko tam kūnui reikia. Mūsų kūnai nors ir yra labai panašus ir labai vienodi, bet tuo pačiu jie yra labai skirtingi. Kaip vienam reikia daugiau jėgos, kitam reikia daugiau lankstumo, kitam reikia daugiau pusiausvyros. Todėl žinant, ko reikia būtent jūsų kūnui, specialistas jums padės tai išsiaiškinti, būtent tai daryti ir būti sveikiems. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi šitas video jums parodė, kad ne visi turim daryti ar eiti tą vieną kryptim ir šiek tiek pradėjote daugiau galvoti apie tai, kokią judėjimo formą pasirinkti. Tačiau svarbiausia, kad ta judėjimo forma bent jau kažkiek jums suteiktų malonumų darant ją arba po jos. Ačiū, kad žiūrėjote.